Labas, Mantas. Dovydas. Pasakyk, koks tavo vardas. Pernai, sakyk, sulaukiau, ne? Šiemet irgi sužinom, dabar va Magnetoj buvom, tai pasilikom, nes kalbam, važiuoja, ne? Geras. Čia šypsena. Nu, tokių tai neturėjai dar. Dar sakyk, perku, sakyk, aš irgi ruošiuosi atributų, sakyk. Vis planuojam atvažiuoti rungtynės, ane, benukai? Tai dabar važiuosim, nu? Džiaugtis, ane, benukai? Ateisi rungtynės? Gerai. Jo, labai. Tada noriu. susimatysim dar kartą, gerai? Norėtum. Gerai, tai mes parašysim, ane? Važiuosim rungtynės. Labas, Ąžuolai. Ąžuolai. O, žiūrėk, jau tu turi Maikę, Žalgirio. Tėtis mūsų fanas, tai buvai kaip turi. Turim dovanėlių Ąžuolui. Žaliukai stovi. Ką reikia sakyti? Šalikas tau. Jo. Prie Maikės iškart tinka jau. Jau kamuolį iš rankų nebepaleis. Labas. Dovydas. Pasakyk vardą savo. Aš Markas. O, reikia pažiūrėti gal, kas viduj slepias, ne Markai? Patinka krepšinis, Markai, tau? Patinka. Patinka? Ir krepšinis, ir futbolas. Esi buvęs rungtynėse? Gyvai esi stebėjęs Žalgirį, ar ne? Ne. Ne? Buvai. Kada? Su tėčiu. Nu tai nieko, bus dar proga ateisi. Palaikyti mūsų, gerai? Kepurė, šalikas, kamuolys. Šalikas tai labai tinka tau jau. Vytai užsidėk. Ačiū jam irgi jo sveikatos, stiprybės. Džiaugtis gyvenimu reikia kaip vieną akimirkėlę. Labas, aš Mantas. Čia tau dovanėlė. Prašau. Labas. Dovydas. Kaip gyveni? Gerai. Gerai. Patinka krepšinis? Pasižiūrėk, gal kažką rasi, kas patiks čia, atributikos. Ateisi rungtynės mus palaikyti. O, pats tas. O, tinka tau, jau. Man asmeniškai gal ateina keli va tie žodžiai, kad atrodo ir jautru, ir taip tikra pabūti, atrodo visai daug pašnekėjom, pamatėm, susipažinom ir su šeimom, ir su vaikais, ir turbūt matyti, kad jiem yra svarbu, kad atrodo jų akis kažkaip nušvinta, kad įdomu tas dėžutės žiūrėti, lauktuvės žiūrėti, tai man atrodo, kad tai labai taip paliečia vis tiek. Kiek yra gera matyti pačius vaikučius, kiek jiems tai yra kitokia diena? Man atrodo, kad ta diena vis tiek yra kažko turbūt kitokia, negu galbūt tos įprastinės, nes kaip ir mamos dalinosi, kad kartais yra tokios rutininės tos dienos, ypač tie, kas praleidžia ne vieną mėnesį čia. Tai tikrai tą mačiau, kad atrodo, vaikai laukia ir ne viena šeima sakė, kad sakau, ten nuo ryto vaikai laukia ir tikrai atrodo ir ten jaudinosi ir džiūgavo. Tai man atrodo, tas tikrai ir matėsi iš vaikų, kad jiems buvo smagu ir dar smagu turbūt matyti, kad ne tik vaikam, bet ir tėvam, ypač tėčiams labai buvo smagu sulaukti. Atrodo, kad tikrai vis tiek toksai kažkokia ta diena šviesesnė.